Švenčiame ne šiaip kalendorinę šventę. Šiandien mes švenčiame stiprybę, saugumą, meilę ir palaikymą. Sveikiname visus tėčius, senelius, krikštatėvius ir globėjus, kurių rankos mokė mus žengti pirmuosius žingsnius. O širdys visada išliko mūsų ramybės uostais. Gera matyti jūs visus čia susirinkusius, bendrai šventei ir muzikai. Kiekviena graži šventė prasideda nuo palaiminimo ir išmintingo žodžių. Tad kviečiu mūsų gerbiamą Kybartų miesto kleboną Joną Cikaną tarti žodį. Sveikinu visus čia susirinkusius, ačiū orkestrui, kad tai va tokį sveikinimo tėveliams sugalvojo. Kas gera ta tėvo diena? Mes tikėjome net Dievą drįstame tėvo vadinti. Motinos pašaukimas atrodytų ateina per gimdymą, neišnešiojimą kūdikio pagimdymą, jo maitinimą. O tėvo pašaukimas yra toks subtilesnis, bet jo svarba gal net, nesakykim, kad viršė motinos pašaukimą, prilygsta lygiai. Ir tėtis, jo visa misija, žmogui atėjusiam į pasaulį ištarti, kad tu esi mylimas ir man brangus. Tai yra užtvirtinimas, kuris suteikia žmogui orumą. Tai irgi labai didžiulė misija, nieko nemažesnė už motinos misiją. Tad sveikinu dar sykį visus tėčius, jau mišiuose meldėmės, dar melsimės 12 val. Mišiuose ir visą savaitę melsimės už gyvus mirusius tėvus. Tai galit laiks nuo laiko irgi surasti progą padėkoti, pasimelsti. Ir palaiminimą jau bažnyčioje iškilmingą suteikėm tėvam visiems, kurie ir buvo, ir kurie yra, ir kurie turi tėvystės tą dovaną. Tai kviečiu pasiklausyti gražaus koncerto, nepamiršti savo tėvų, jiems padėkoti, pasakyti ačiū. Visiems ypatingą muzikinę dovaną dovanos mūsų miesto džiaugsmas.
Mėly žiūrovai, garsiais plojimais. Prašau, pasitikime Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestrą Kybartai. Ir žinoma šokėjas. Tegul ši muzika skamba specialiai jums, mėly, brangūs tėčiai. Suvilta ir galbūt ir tokius malonumus suteikiančią. Tai dar kartelį visus su švente ir matau merginos jau pasiruošę, kviečiu jas prisijungti prie mūsų ir kur bėga šešukė. Kuris žavisi ir džiaugiasi kiekviena savo vaiko pergalę. Nuo pirmojo žingsnio iki suaugusio žmogaus gyvenimo laimėjimo. Ir net tada, kai mes patys suabejojame savimi, kai suklumpame ir kai manome, kad nieko nesugebame, tėtis išlaiko tą ramų, nepalaužiamą žvilgsnį, kuris sako, aš tavimi tikiu. Apie tėvystę, pažvelkime į kitą, nemažiau svarbę tėčio misiją. Tėtis yra tas, kuris išveda vaiką iš saugaus motinos glėbio ir parodo, koks didelis, paslaptingas ir įdomus yra šis pasaulis. Tėtis skatina mus tyrinėti, rizikuoti ir nugalėti. Jis moko mus, kad klaidos nėra pabaiga, tai tik pamokos. Jis leidžia mums lipti į aukštą medį, nusibrozdinti kelius, bet visada stovi šalia pasiruošę sugauti. Per šią drąsą rizikuoti mes išmokstame būti stiprūs, savarankiškai ir žinoma nepasiduoti.
kurią tėtis duoda savo vaikui per gyvenimą, yra saugumo ir tapatybės jausmas. Tėtis savo buvimu užtvirtina, kad vaikas yra mylimas sūnus arba mylima dukra. Šis žinojimas tampa mūsų gyvenimo šarvu. Nesvarbu, kiek mums metų - 5, 20 ar 50. Žinojimas, kad už mūsų nugarų stovi tėtis, kuriam mes esame brangiausi pasaulyje, suteikia nepaaiškinamos jėgos. Šiandien mes sakome ačiū visiems tėčiams už jūsų švelnumą, už jūsų tikėjimą mumis ir už tuos saugius takus, kuriuos mums pramynite. Nuostabų orą. Noriu iš tikrųjų, kad prisimintumėm visi išėjusius tėčius, ir kurie iš tikrųjų daug ką statė aplinkui, tuo rūpinėsi. Ir mums visiems, esant ir tėvams čia, mes norim skirti paskutinį patį kūrinį. Tai Fireball, turbūt nereikia aiškinti, ką tai reiškia.
šis praleistas laikas kartu sušildė jūs ir priminė, kokia neįkainojama yra tėčio dovana mūsų gyvenime. Tegul tas tėviškas švelnumas, tikėjimas mumis saugo mus ir lydi kiekviename žingsnyje. Linkime jums nuostabios likusios dienos ir nuostabių akimirkų su artimaisiais. Iki kito karto. Dar kartelį orkestras Kybartai!